Zip FM. Dar vienas skambutį, kurį reikia padaryti. Yra tokia mergina ir kurią čiešina vienas vaikinas. Tai tas vaikinas dabar galėtų ją ir paskambinti. Aš turiu būti Tomas, Rimvydo draugas. Ok. O ko jis? Labas, Helga. Labas. Ką darai? Nieko, namie. O kas jūs ką? Tomas. Rimvydo draugas. Kaip? Rimvydo draugas Tomas. Rimvydo draugas. Nu, supratau. Labas. Nu, tu? Nieko. Išvarė Rimvydas į Klaipėdą, galvojau, tau pasuksiu, nes kažkaip liūdna. 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 Mes matai dabar su Aiste planavom važiuoti į miestą. Eik tu. Jo, gali patikėti. Tu be Aistės kaip be rankų. Sakau, be Aistės kaip be rankų tu. Ne, nu kaip, ką žinau, kažkaip mes čia tarėmės. Ir mes čia turim daryti pasidėti, bišku, kad aš su jo pasišnekėsiu, gal tu norės prisijungti prie mūsų, nežinau tada. Aš norėčiau labiau prisijungti prie tavęs, o ne prie Aistės. O, nebent prie manęs, Aistės. Nu, aš kažkaip galvojau tau pasiūlyti kažkur čia, gal nuvažiuoti iki kažkur. Nu, blemba, pori, žakačių už pasiūlymą, bet aš su ją jau susitarusi. Nu, Dieve, tai mergina, draugės esat, manau, kad suprastų. Ne, nu jau susitarėm, žinok, tikrai nepakeisiu planų. O tai jūs labai geros draugės? Nu, tokias. Bernais nesidalinat? Kaip? Bernais irgi dalinatės, jeigu geros draugės? Ja, dalinat. Tokia faina. Nesakau, tu tokia faina. Dama. Tai vat. Nu. Ką kitomai? Nu nieko, nu ką žinau, visi kažkaip tai mane palieka. Tai reikia irgi Klaipėdą. Ai, ką aš toj Klaipėdoje? Klaipėdą. Kai yra, kas nelaukia, bet kai yra Vilniuje kažkas įdomaus, tai kam aš tą Klaipėdą važiuosiu? Aišku. Nu, sakau, davai, susitiksiu su Aiste, nežinau, gal tu norėsi prie mūsų prisijungti, gal? Aš noriu prie tavęs prisijungti, ne prie Aistės. Nu, tai va, žinok, su Aiste, iš mūsų švakarą. O ką rytoj veiksi? Nežinau, dar. O jeigu aš tau pasiūlyčiau pas mane atvažiuoti kokį filmą pažiūrėti? Nežinau, žinok, pas mane gali būti, kad draugė atvažiuos iš Klaipėdos ir to, aš nežinau, rytoj. Nu, nežinau, tai rytoj gal susiskambina. Klausyk, gal tavo merginos patinka? Čia šiandien Aistė, rytoj kita draugė, kas čia yra. Gal ir patinka. Nu, aš šiaip nieko prieš. Nes man irgi merginos. Aš juokauju, iš tikrųjų. Supratau. Man merginos. Klausyk, norėjau tave nusivesti kazino. Į kazino, tik kad man negalima, aš neturiu 21. Tai nesvarbu, žinok, turiu pažįstamų, tai lengvai praeitumėm. Nu tai va, gal ir tai varysim, nežinau, tada. Tu tokia paslaptinga, žinai, kažkaip noriu apie tave daugiau sužinot, noriu kažką, bet tu tokie, va, taip per atstumą laikaisi nuo manęs. Nukrito telefono ragelis. Pamėginsim dar parskambinti. Šneka taip labai įdomiai, atrodo, kad per tą garsiakalbį, ar ne? Toks... Ir vardas labai geras, Helga. Arba jis suprato. Man patikimi šaltiniai rašo, kad jos telefonas yra sugedęs. Kodėl čia taip iš karto išmeta, nesuprantu. Nu, vat Helga, praradai berną. Į kaziuko būčiau nusivežęs, būtų ant raudono pastatę. Na, yra signal. Nėra signal. Žodžiu, Helga. Geras vardas tavo. Gerai, keliaukim toliau prie muzikos. Čia Ten Snake Something About You. Aš būsiu iki 10.